Negaliu nei vienos išskirti labai. Kaip manot, kokia vis dėlto yra nauda šiokių žaidynių? Organizuojant. Paprasčiausiai žmonių subūrimas, kad suburtų. Jaučiasi vienybė? Vienybė ir prasiplečia. Ir, pavyzdžiui, man šį kartą atvykus ir seniūnus pamačiau daugumą pirmą kartą. Ir mūsų žmonės pabendrauja su kitais rajonais, su kitais žmonėm. Ir žmonių užimtumas būtent prieš ir pasitreniravimai. Ir jaunimo užimtumas. Iki 30 metų vis tiek jaunimas. Tuo metu taikliausią ranką, metant baudų metimus, parodė turintis Klaipėdos rajono Gargždų seniūnas Saulius Bakšinskis. Kaip Gargždam sekasi šiose žaidynėse? Neturiu dar informacijos, nes labai blaškausi, buvau su krepšininkais, tenisininkais, dabar pats čia dalyvauju varžybose, bet aš manau, kad turėtų sektis labai gerai, nes mes kiekvienais metais čia dalyvaujam ir be medalių negrįžtum niekuomet. Taip nebūna, ar ne? Taip nebūna. O kaip pačiam sekasi? Matau, baudas mėtot, sugebat ir labai gerai. Kaip pasagos? Nelabai. Smegenys ir pasagos man kažkaip nėra prie širdies ir aš ten nesitreniruoju ir pasirodau vidutiniškai. Tai krepšinis yra ta sporto šaka, na? Tai čia visos Lietuvos šaka ir aš manau, kad čia žaidžia visi kolegos ir aš šiandien pasisekė man ir to kitam čia. Ar ne per mažai tų užduočių, rungčių jums? Kaip jums atrodo, Trikove praeitais metais lygiai ir turėjo dviračių važiuoti? Jo, mes ir šiemet būtume važiavę, bet matot, aikštė yra pakankamai drėgna ir bijojom čia susitraumuoti, saugom save ir kolegas. Tai pasirinkom Smegenį šiandieną, šiais metais. Jeigu taip kritiškai pažvelgus, vis dėlto, kuri seniūnija geriausios sportinės fizinės formos? Sprendžiant iš to, nesavanaudiškai sakysiu, kiek atsivežėm mes komandų, aš manau, kad Gargždai. Aš girdėjau, kad vis dėlto žemaičiams, na, jie tokie, sako, visi sportiški. Tai kas jiems padeda, tas užsispyrimas ar kas? Sveikas maistas, geras oras ir užsispyrimas, be jokios abejonės. Šių žaidynių nauda jums? Bendraujam su kolegom, šiaip gera nuotaika, išvažiuojam į kitą miestą pasižiūrim. Aš manau, kad tai nauda yra ne tik sportiniai pasiekimai, tai yra bendravimas, tai yra kiti geri dalykai. Ir aš manau, kad daugiau reikėtų šitokių dalykų ir tai tik nauda visiems. Vis dėlto puikaus Sauliaus baudų metimo pataikymo neužteko tam, kad būtų galima džiaugtis nugalėtojo laurais. Po trečiosios seniūnų Trikovės rungties pasagos mėtymo paaiškėjo, kad sportiškiausias seniūnas šiemet yra iš Vilniaus Naujininkų seniūnijos, tai Vilius Nalivaika. Antras liko Utenos seniūnas Bronius Šliogeris, o trečias tas pats Saulius Bakšinskis. Tarp moterų geriausiai sekėsi Šilalės seniūniai Romai Noreikieniai, kuris savo už nugaros paliko Rokiškio seniūnę Dalią Janulienę ir Kauno Gričiupio seniūnę Jolantą Zakevičienę. O delegacijų vadovų gretose sėkmingiausiai pasirodė Alytaus miesto delegacijos vadovas Kęstutis Dambrauskas. Seniūnijų sporto žaidynių finalą pagerbė ir čia apsilankė ir Šilalės rajono savivaldybės meras Jonas Gudauskas. Ar galėtumėte pasakyti, na, savo regiono nuomonę tiesiog apie tokių žaidynių rengimą, jų įtaką? Aš galėčiau pasakyti savo regiono nuomonę, tai vienareikšmiškai, kad tokių žaidynių, tikrai reikia. Ir mums šiemet buvo tekę garbės organizuoti Žemaitijos zonos varžybos seniūnijoje. Tai tikrai, aš sakau, kad tas pasitvirtina, tas užsidegimas seniūnijų, kada gali už savo gimtinę, už savo seniūniją, už savo kaimą pasportuoti, parungtiniauti tarpusavyje rajone. Tai aš tikrai sakau, kad tai yra sveikintini dalykai. Ir tikrai norėtųsi, kad ir ateityje to žaidynės išliktų. Nors ir mes esame užsidegę ir savivaldybė, Šilalės savivaldybė, tikrai tarp seniūnijų, nes ir kitais metais sportas visiems prezidentai sakėm, kad tikrai norėtume organizuoti tą Žemaitijos etapą Šilalėje. Supratau, sakykit, kaip vis dėlto, jeigu kritiškai pažvelgtumėm, na, kuri savivaldybė, seniūnyje, na, turi geriausią fizinę pasirengimą? Formą. Čia apie rajoną ar apie aplamai? Pažiūrėtume, vyksta tos
žaidynės, ne vienerius metus, galbūt jau yra kažkokie lyderiai, kas vis dėlto... Ne, tai tie lyderiai keičiasi ir galbūt gerai, tai nėra profesionalų sportas čia. Tai žmonės kažkada sportavę, kažkada tikrai atidavę savo jėgas ar sportui, dabar mažiau sportuojantis, bet tikrai pas mūsų, pavyzdžiui, kaip Šilalės rajonas, visada Šilalės miesto seniūnija tai jau 3 metus laimėjo, o šiemet laimėjo Pajūrio seniūnija. Ir kitos seniūnijos tikrai jau lipa lyderiams ant kulnų ir tinklinis futbolas tikrai nelaimi miesto seniūnijos, o laimė tos kaimiškos seniūnijos. Tai yra tikrai džiugu ir pas mūsų yra, kas nėra įtraukta čia, tai yra labai populiaru. Tai svarsčio kilnojimas ir virvės traukimas, kur tikrai ir žiūrovų daug sulaukiam ir įtraukiam į programą papildomai dar. Kaip manot, ar tokiais renginiais skatinami yra tiesiog paprasti gyventojai žmonės atkreipti daugiau dėmesio į sportą, į savo sveikatą? Tikrai taip ir jūs atvažiuokite į Šilalę, tai pamatysim. Šioje vietoje padarykime dar vieną trumpą pertraukėlę, o iškart po jos pasižiūrėsime, kaipgi sportininkams iš įvairiausių Lietuvos kampelių sekėsi žaisti tinklinį ir krepšinį. Tęsėme laidą Sportas LT iš Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių finalinio etapo, kuris vyko Birštone. Dabar metas pasižiūrėti, kamgi geriausiai sekėsi tinklinyje. Šioje sporto šakoje atskirose kategorijose varžėsi vyrai ir moterys. Tarp vyrukų nepralenkimi buvo Vilniaus rajono Buivydžių seniūnijos tinklininkai. Tik po įtemptos kovos sugebėjo palaužti sportiškųjų Gargždiškių pasipriešinimą. Buivydžių ir Gargždų seniūnijoms atiteko atitinkamai 26 ir 22 taškai komandinėje įskaitoje, o 19 taškų už 3 vietą įsirašė Kaišiadorių miesto seniūnijos atstovai. Nugalėtojai atrodė išties patenkinti savo pasirodymu. Prisistatykit ir pasakykit, kurioje seniūnijoje geriausi tinklinio meistrai gyvena? Tai aišku, Buivydžių seniūnijai. Matas pagal rezultatą. Tai ko pritrūko kitiem iki jūsų? Gal sėkmės biški. Kas pagrindiniai konkurentai jūsų buvo? Gargždai. Labai gera komanda. Gera kova buvo. Sunku to žemaičius, ne, bet vis dėlto įveikė, taip? Taip, sunku labai buvo. Bet ką padarysi, sėkmė buvo mūsų pusė. Lyginant su kitomis rungtimis, kaip jums atrodo, kuri seniūnija vis dėlto sportiškiausia? Oi, sportiškiausia, net Nežinau. Visos geros. Kokia šių žaidynių nauda, kaip jums atrodo, aš jūs dabar pakalbėjau? Nu, nežinau. Žaisti, sportuoti, džiaugtis gyvenimą. Kaip manot, ar pakankamai mes, skiriame dėmesio sportui, sveikatai? Labai, gerai. Man patinka, mūsų komandai labai viskas patiko. Labai gerai. Tuo metu moterų įskaitoje tinklinyje pirmą vietą nugvelbė Kauno miesto Gričiupės seniūnija. Kaunietės už savo nugaros paliko Lazdijų miesto ir tą pačią Gargždų seniūnijas, kuri tinklinėje susižėrė net 2 medalių komplektus. Kodėl būtent tinklinis? Kuo ši sporto šaka yra tokia galbūt ypatinga jums asmeniškai? Kai žaidži nuo pat vaikystės, tai jaugai krauja, tai yra kaip gyvenimas čia yra, ką žinau. Vienas elegantiškiausių žaidimų ir labai gražus tiek moteriam, tiek vyram. Ir aš manau, daugelis gali ir pradėti žaisti. Ir tiesiog tai gražus žaidimas ir mes gyvenam jo. Kas buvo pagrindinis jūsų varžovas, kaip manot? Lazdijai. Ar sunkiai įveikėt, ar vis dėlto buvot pakankamai stiprios? Galvom, kad bus sunkiau, bet gavosi kažkaip paprasčiau viskas ir tuo džiaugiamės. Norint, žaisti tinklinį taip kaip jūs, ko vis dėlto labiausiai reikia šiai sporto šakai? Kas yra svarbiausia? Tvirtos kojos, rankos, greita reakcija? Viskas viename. Ir daug darbo. Geras susižaidimas.
sužaidusi komanda gerai, o merginos tikrai ne vieni metai kartu žaidžia. Tai kiek metų jau kartu? 10 tai tikrai. Apie 10 tai tikrai. Ir kiek tų medalių jau pilnas lentynas? Yra. Tai prašau iškelti jau šitą jūsų gražią taurę ir pademonstruoti. Ir kaipgi be jo didinybės krepšinio. Seniūnijos sporto žaidynių finalininkai varžėsi būtent tada, kai Lietuvos krepšinio rinktinė žaidė savo paskutinėsias Europos krepšinio čempionato rungtynes su Graikijos ekipa. Tad krepšininkai galėjo pasijusti tarsi iš dalies susitapatinę su Lietuvos rinktinės vyrais. Krepšinėje buvo varžomasi net 4 kategorijose – vyrų, moterų, seniorų ir seniorių. Ne veltui šis sportas laikomas Lietuvos nacionaliniu pasididžiavimu. Tarp vyrų stipriausi pasirodė Trakų rajono Lentvario seniūnijos krepšininkai. Antrąją vietą užėmė Kėdainių miesto seniūnijos, o trečiąją Alytaus miesto Vidzgirio mikrorajono atstovai. Seniorų įskaitoje nugalėtojais tapo Panevėžio miesto Rožyno mikrorajono sportininkai. Alytiškiai iš Vidzgirio mikrorajono liko 2, o Šilalės rajono Bilionių seniūnijos krepšininkai 3. O kaipgi sekėsi merginoms? Tauragės rajono Gaurės seniūnijos krepšininkės sutiko pasidalinti savo įspūdžiais po sėkmingai susiklosčiusių rungtynių. Nežinau, pradžiai tai kaip tik nemėgau krepšinio, bet taip gavos, kad pasirinkau šitą žaidimą. Sunku kalbėti. O tai iš tikrųjų kokia nauda krepšinio, tarkim? Paneliai. Sportas, aišku. Smagu žaisti, kovoti. O tai nėra pikta, kai reikia murkdytis su priešininkėm ar ten... Dar smagiau murkdytis su priešininkėm. Tai va, dabar susižeidai piršą, tai ar nėra pikta? Ne. Kodėl pradėjai būtent tu krepšinį? Ir tik vienintelė sporto šaka, kuriai esat nebejingos, ar vis dėlto yra? Som sporto šakom užsiėmiau. Ar pirmą kartą dalyvaujat šiose žaidynėse? Antrą. Antrą kartą. Kaip patobulėjo? Kas geriau, kas blogiau? Pirmuose sekėsi geriau. Trečios, o dabar nežinau. Dabar žiūrėsim, kaip varžovai sužais ir gal visai mums pasiseks. Ar pakankamai tų sporto šakų, ar norėtųsi, kad žaidynės būtų kiek platesnės ir turėtumėm dar kokių dviračių sportą, plaukimą, nežinau. Pakankamai, nežinokit, kaime tikrai jūs nerasit per daug tų dviratininkų ar plaukikų. Jo, nebus kam iš tikrųjų dalyvautose rungtyse, aš taip manau. Nu, negalima taip klausti, bet iš tikrųjų kaip atrodo, kurios, tarkim, merginos krepšininkės, kuriame mieste yra vis dėlto, kas išsiveržia į priekį, kas geriausias žaidėjas. Ar sunku pasakyti, kol dar prasidėjo? Iš čia? Bet čia, žinokit, apylygiai. Čia jau nusiteikimas šiandien, man atrodo, viską lėmė, nes visos galėjom kovoti, tiesiog nesisekė pradžioje dabar. Šiek tiek dar liko? Viskas jau. Viskas, baigėt, dabar laukit rezultatų, ar ne? Jo, laukiu. Tai kokią išvelgiat naudą apskritai tokių varžybų? Ne tik varžybų, žaidynių. Ginam seniūnijos garbę, tuo pačiu ne tik seniūnijos, rajono ir ne tik rajono, bet kaip regiono jau Žemaitijos gaunasi. Vis tiek kažkokia nauda, kažkas tokia, kad jau, sakykime, kažkoks kaimelis atstovaujam regionų. Galit pridurti kažką? Pritariu visiškai. Tai kad kuo dažniau norėtų? Tai yra sunkiausia. Surinkti, nes, pavyzdžiui, mergaitės yra studijuojančios. Mums susiburti vieną, sunku susižaisti, kadangi mes susitinkam tik aikštelį. Tai malonu už tą seniūniją kovoti? Aišku, žinoma, malonu. Jeigu tik tai ta prasme mes tik tai siekiam rezultatų ir vis patenkam vis aukščiau, tai labai svarbu. Deja, paskutinę pergalę tauragiškiams leido užimti tik 3. vietą bendroje įskaitoje. Pajėgiausios tarp merginų pasirodė Marijampolės savivaldybės Mokolų seniūnijos krepšininkės, o antros liko Rokiškio kaimiškosios seniūnijos atstovės. Tuo metu seniorių kategorijoje nepalaužiamos buvo Rokiškio rajono Obelių seniūnijos krepšininkės. Elektrėnų miesto seniūnijos sportininkės užėmė 2, o Kretingos miesto seniūnijos atstovės 3 vietas. Obelių seniūnijos krepšininkės neslėpė džiaugsmo dėl savo pasiekimo. Kur moteris geriausiai žaidžia krepšinį? Kokiose seniūnijoje? Obelių seniūnijoje. Ar sunku buvo iškovoti pergalę? Nebuvo sunku. Čia nori paprieštarauti, tai kaip vis dėlto? Biškį reikėjo pavirkti, bet išlošiam. Ką jūsų komanda turėjo tokio, ko neturėjo jokia kita komanda? Kaip manot? Gynyba gal gero.
Kolektyvą. Vieningumas. Tai vieningumas Laimėti. Žodžiu, visą tai sujungus ir tapot dėl to, ar ne? Taip. Dar kartą jūs sveikinam ir linkim gražios dienos. Ačiū. Ačiū labai. Susumavus sportininkų pasirodymus visose sporto šakose paaiškėjo, kad 2011 metų sportiškiausia seniūnija tapo, galbūt ir nenustebinsime, Klaipėdos rajono Gargždų seniūnija. Antra liko Alytaus miesto Vidzgirio mikrorajono komanda, o trečioji apdovanojimų pakylos vieta atiteko Radviliškio seniūnijai. Tarp rajonų aiškia persvarą laimėjo Klaipėda, antras liko Radviliškis, treti Trakai. Na, o sportiškiausių miestų šiemet gali vadintis Alytus. Po jo rikiuojasi Kaunas ir Elektrėnai. Taigi visi nugalėtojai pagerbti, visi medaliai išdalyti, tad mūsų laida jau artėja į pabaigą. Ačiū, kad buvote su mumis, o visą Birštone vykusi Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių finalinį etapą apžvelgė Asociacijos sportas visiems prezidentas Algis Vasiliauskas. Iki! Nuo ko kilo mintis rengti tokias žaidynės ir jau vis dėlto 4 metai? Į ką išaugot? Taip atrodo, kad visai nedaug to laiko prabėgo, tik tai 4 metai, bet prabėgo kaip viena diena. Kai dirbi, tai laikas tave greit bėga ir kalbu ne tik apie Svenę asociaciją, bet kalbu apie visą sportininkų, apie sporto entuziastų, aktyvaus poilsio entuziastų, aktyvaus judėjimo. Prasidėjo nuo paprastos idėjos, kurią mums paskolino arba pasiūlė Europos šalis. Ten tokios varžybos ne naujiena, tai galbūt kitaip įvardinta būna, bet dėmesys kūno kultūrai ten yra prioritetiniai dalykai. Dėl to savo laiku 4 metų atgal kūno kultūros ir sporto departamentas pasiūlė tokią programą vykdyti mums, parėmė pinigai, skyrė tiksliau pinigų ir va štai tas išaugo į tokias varžybas, kuriomis džiaugiasi šiandien ne tik organizatoriai, bet džiaugiasi ir visi jos dalyviai. Mano manimu taip. Kaip manot, ar galėtumėt pasakyti, ar išaugo, tarkim, dalyvių skaičius, padaugėjo, ar kaip tik sumažėjo, kaip keitėsi dalyviai? Sunku dabar pasakyti, nenoriu būti netikslus. Tik žinau, kad apytiksliai apie 15 000 dalyvių sužaidė ir sudalyvavo šiuose žaidynėse, pradedant pirmojo etapu ir baigiant šiuo. Iš viso dalyvavo 57 ir bijau pasakyti sekretoriato, dabar neturiu 53 savivaldybės. Tai iš tiesų labai daug. Savivaldybės, praktiškai 60, tai yra didelis procentas. Kiek sportininkų iš kiekvienos savivaldybės sudalyvavo, tai bus atskiros analizės dalykas, bus suskaičiuoti protokolai vertinti ir mūsų tinklapyje bus viešai paskelbta apie tai. Kaip stengiatės atrinkti tas sporto rungtis, šakas? Ar žinau, kad praeitais metais turėjote dviračių sportą, šiais metais jau kaip ir atsisakėte, atsirado smiginys. Ar kitais metais galim tikėtis dar kažkokių kitokių pakitimų? Be abejo, kad galima tikėtis pakitimų, kas kiekvienais metais organizuojant arba planuojant tokias žaidynės, mes susitinkam su atskirų regionų atstovais, kurie patys pasiūlo kokias rungtis vykdyti. Aišku, neatsisakant tradicinių, bet pasiūlo, į ką galima pakeisti, kaip antai buvo dviračiai, pakeisti į smiginį, tai buvo regionų arba rajonų dalyvių toks prašymas, mes privalėjom jį patenkinti, ką dabar darysi. Matyt, kitais metais irgi keisis. Kuri seniūnija jūsų nuomonė, taip pažiūrėkim kritiškai, yra sportiškiausia vis dėlto? Ar išsiskiria? Galima sunku pasakyti, kiekvienais metais vis tiek skiriasi. Viena daugiau, kitoje nedalyvauja, antra vertus, kai kartos veikia, tai kas pernai metais buvo Gargžduose, šiandieną jau to nebėra, keičiasi žmonės, keičiasi pamėgtos sporto šakos, bet turbūt reikėtų vertinti ne nugalėjimas, ne laimėjimas, ne medalis, bet skaitlingumu. Juk paskirtis, tikslas ir uždavinys šitų žaidinių, kuo daugiau žmonių pritraukti į kūno kultūrą ir sportą. Tai yra pradėti sportuoti. Kaip tik norėjau ir paklausti, vis dėlto ar manot, ar mes esam ta tauta, kurie pakankamai skiriam dėmesio sveikatai, sportui ir būtent šio renginio yra tikslas, kuo daugiau dar. Kaip mes mylėtumėm krepšinį, futbolą ar kitas gražias sporto šakas, turiu su liūdėsiu jums pranešti. Europos Sąjungoje mes esam prieš paskutinėje vietoje. Pagal užsiiminėjančių, pagal sveikatos būklę ir pagal skirtą finansavimą šiai veiklai. Tai yra duomenys pernai metais pasaulinio 13 pasaulio sportas visiems kongreso, kurį organizavo Tarptautinis olimpinis komitetas. Tai žodžiu, kad tokių renginių reikia tiesiog prašyti, kad jų būtų kuo daugiau ir žmonės susirūpintų. Aš maniau, šiandieną ne vieną žmogų kalbinau, aš nežinau, ką jums pasakė. Aš esu vienas iš jų, aš manau, kad tokių renginių turi būti daugiau ir daugiau. Tai yra laisvalaikis, tai galų galia gražus laisvalaikio ir prasmingas praleidimas, o visa tai yra žmogaus gyvenimo kokybė. Jūsų šūkis sportas visiems.
Jeigu, tarkim, neturi kažkokių pajamų, ar gali būti tas sportas prieinamas kiekvienam, ar vis dėlto ne finansuose yra esmė, o tik tai nori ir galbūt pasirinkti sporto šaką? Tikrai yra tik tai noras, remias dalykas. Čia nėra dideli pinigai. Lėšos reikalingos tik tai tam, kad organizuoti, užmokėtų sporto bazės, apmokėti teisėjų darbą, transporto, apdovanojimus, o visa kita tai yra savanoriškais pagrindais vykdoma. Niekur turbūt pasaulyje nėra taip, kad tu sportuoji tau mokėtų. Per Company sportą, nes yra viena iš tokių europinių sporto šakų, jie praktikuoja tokius tyrimus, kai žmogus sportuoja, neserga, tai kompanijos tiesiog jam išmoka didesnį atlyginimą, bet jau kitos temos kalba yra ir galbūt ateities kalba. Ačiū Jums labai ir linkim, kad tomis žaidynėmis įtrauktumėt kuo daugiau žmonių. Dėkui, viliuosi ir Jūs pamatyti visą žaidynėse.